Artėjant lapkričio 1 visų šventųjų dienai, kapinės vėl nušvinta tūkstančiai žvakių. Deja, po kelių dienų šis grožis virsta tūkstančiais tonų atliekų. Apie tikrąją vėlinių prasmę, santykį su mirusiaisiais ir tai, kaip galime švęsti tvariau, Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro komunikacijos specialistas Vaidas Jankauskas kalba su Švento Liudviko ir Nemunaičio parapijų klebonu Mariumi Talučiu. Kunigas ragina: nematuokime meilės mirusiam žvakutėmis, nes tai jau darosi katastrofa. Ką jums asmeniškai reiškia vėlinės, klebone? Kaip žmogui man tai tokia labai artima šventė su žmogišku ryšiu, rudens šventė, ilgės irgi tuo pačiu, pasibuvimas su tais, kurie išėjo, atminties šventė, bet kaip krikščionė taip pat yra kaip tokios maldos, susitelkimo, rimties vieta, pagalvoti apie gyvenimą, pagalvoti apie pomirtinį gyvenimą, nes mirtis yra didžiausias mokytojas. Ta prasme, jinai tave moko ir saugoti laiką, jinai tave moko truputėlį pakilti virš smulkmenų, jinai tave moko, reiškia, nesureikšminti mažų dalykų. Ir vat kiekvieną kartą ateini į kapines ir jos tave ir tuo pačiu apnuogina kažkuo ir kažkuo tave praturtina. Ar užtenka tiesiog ateiti su atvira širdim, su šventa išmąstyta mintim ir viena žvakute, viena gėlyte, ar tai priklauso kažkiek tai nuo kiekio žvakučių? Šiandien mes ką matom, tai yra katastrofa ekologinė, dėl to, kad kapinės yra perkrautos daiktais, perkrautos plastikais, perkrautos stiklais, metalais ir tai yra panirimas į tokią visišką tuštybę, negalvojamas apie Žemės planetos ateitį, begaliniai didelis vartotojiškumas. O ko reikėtų? Reikia pokalbio. Visada svarbiausias dalykas žmogaus, aišku, ugnis taip pat yra gyvybės ženklas ir ugnis žymi gyvybę. Ir kada ant kapo dega žvakė, tai tarsi parodo taip, kad tai yra gyvybė, laukimas, budėjimas. Tai taip kaip ir galima sakyti, kad vėlinės yra ne apie žvakučių kiekį ant kapų, o apie santykį su žmogum, ar ne? Apie gyvenimą, apie pomirtinį gyvenimą. O šiaip pagal mūsų visą kapinių tradiciją labai gaila, kad nyksta mediniai kryžiai. Dėl to, kad medinis kryžius yra pati didžiausia pats didžiausias ekologinis gėris. Dėl ko? Dėl to, kad senovės mūsų protėviai pastatydavo ant kapo medinį kryžių. Tas medinis kryžius, ąžuolinis kryžius, jisai kažkur tai apie vienai kartai žmonių, 2 kartom žmonių išstovėdavo, o paskui jisai nunykdavo ir į tą vietą jau galėdavo ateiti kiti žmonės. Einant ant kapų, ką jūs nešatės per vėlines? Pas artimuosius ant kapus? Šventą vandenį nešuosiu. Tai pati ekologiškiausias dalykas, su krapiliuku. Ateinu pakrapiju, supranti, nes vanduo yra gyvybės simbolis. Vanduo yra prisikėlimas, iš vandens žmogus ateina, vanduo yra krikštas, vanduo yra ten, kur vanduo, ten yra nauja gyvybė. Tai aš kadangi kunigas, turiu krapiliuką, ateinu pakrapinu, reiškia, kapą ir man užtenka. Ir aš pasišneku su mirusiu, kurį pažinojau, padėkoju, prisimenu jo gyvenimo pamokas, bet tikrai man skauda širdį, kartais tikrai skauda širdį, aš matau tokius kaip atneša padėklus į tas kapines. Ateini čia į kapines per vėlinę, negali, suprantat, net negali pabūti, nes tas kvapas jau visas nuo tų visų degančių stiklainių ir plastikų ir visų kitų. Gražu, kaip, sakykime, tikrai žmonės, pavyzdžiui, yra viena ugnelė, dabar yra puikus, gražus tokie prabangus stikliniai ar keramikiniai indai, kur gali įdėti vis kiekvieną kartą kažkokį tai įtvarą. Tebūnė jau šitas, tebūnė šitas momentas, bet tikrai ne ta gausybė tokia to plastiko, kur tikrai po kiekvienų vėlinių, kalbėk nekalbėjęs, bet žinai, kad išvažiuos, susidės didžiulės, tiesiog krūvos, vagonai, tonos, ne kilogramai, bet tonos šiukšlių, kurios teršia mūsų žemę. Tai ta prasme, ir kurios visai nepriklauso mirusių pasauliui. Mirusių pasauliui tų dalykų nereikia, mirusių pasauliui reikia dvasinių dalykų, nes jie nebepriklauso šito pasaulio matricoms ir gal mąstymų. Jie priklauso dvasiniam gyvenimui. Tai malda, atmintis, šventas vanduo, tebūnė viena žvakė ir geras darbas padarytas.
Sakralumo gal daugiau negu kad daiktų. Taip, sakralumo ir atminties, labai svarbi atmintis, žinai, prisiminti geruoju ir taip pat reikia visada žadinti viltį. Mes, suprantate, manęs dar laukia, dar ne pabaiga, dar šitas kapinės, dar čia nėra finišo linija. Manęs dar laukia, aš matysiu tave prisikeliantį, aš matysiu tave naujai, aš pamatysiu tave kitam pasauliu, kitokiam lygi, kur jau nebus išsiskyrimo. Va čia mums krikščionybė, kuri kalba apie mirusių prisikelimą, apie amžiną gyvenimą, šitos dalykus mums juos labai, kaip sakyti, pabrėžia ir tokį tikrai skatina būti vilties žmonėmis. Ir kapinės tegul būna ir tokio gražaus poilsio vieta, kur žmonės tikrai gali ateiti. Aš visada sakau, čia ateini ir tam tikrą prasme apsivalai ir pailsi. Ir kada tai žmonės, žinai, pergyvena dėl kažkokių tenai smulkmenų, dėl darbo intrigos, ten giminiai kažkokie nesusikalbėjimai, dar kažko, ateik, pasivaikščiok, pasižiūrėk. Vat ir jie, čia va, kurie yra šalia tavęs, jie irgi gyveno, verkė, mylėjo, jų dienos buvo pripildytos, atėjo pas juos buvo gimimo ir jau pas juos yra mirties data. Tavo mirties datos dar nėra, bet jinai bus, kažkada ateis. Tai ar verta šiandien, supranti, purvintis į tokias visokias smulkmenas? Ir intrigas, ir kerštavimus, ir visą kitą. Neverta. Gyvenk, mylėk, spinduliuok ir padaryk kitus laimingus. Va. Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras atkreipė dėmesį, keletas tūkstančių tonų tiek plastiko ir stiklo žvakių atliekų kasmet surenkama po vėlinių Lietuvoje. Dauguma jų neperdirbamos, nes susimaišo su vašku ir metalu. Kiekviena plastikinė žvakė suyra per 3-500 metų. Jeigu kiekvienas gyventojas atneštų tik vieną daugkartinę žvakę, atliekų sumažėtų daugiau nei 10 kartų. Ekologiškos alternatyvos – bičių vaško žvakės, molio ar stiklo žvakidės, natūralūs dagčiai.